Zdarova, Kentatura. Vasara, karšta. Valgom čeburėkus Šventojoj ir stumiam durą. Šią vasarą įvyko labai daug įvykių, apie kuriuos norėčiau pakalbėti šiandien gyvai iš Rajon News studijos. Meškos, skemeriai, Vilniaus gangsteriai ir pasaulinio lygio žvaigždės. Šiandien pakalbėsim apie viską. Prasidarom sienku pačioką su skarbonke ir žiūrim. Visų pirma, meška, kuri kėlė siaubą Lietuvoje. Labiau nei dabartinė baisiausia Vilniaus gauja, bet apie tai vėliau. Meška judėjo per rajonus, bandė nukelt maistą iš vietinių gyventojų. O galbūt bandė žmonės iššokdinti iš kėdų. Kažkas iš kėdų šoks, o kažkas į ne savo kėdus įšoko. Bachūras atsidarė paramos fondą bėgimui per Australiją. Davė bazarą, kad bėgs 4000 km, bet prabėgo per žmonių piniginės. Surinko šaibas, tai kam bėgt? Geriau šokti į džipą ir neprakaituot. Jeigu normalus esat, tai paremkit mano paramos fondą. Plauksiu su kroksais per Nilą pasitikti Dila krokodilą. Reikia nedaug, tik 10 000 eurų. Nefilmuosiu, bet duosiu žinot jums per e-mailą. Geriausias Lietuvos Counter-Strike žaidėjas JL'as dabar tapo drifteriu. Vilniaus pirikūpai rikiuojasi eilėse ir siūlo 3 litrus šūdalempius su M pagal Vin neskendusius ir nenujotus drifto varžyboms. Rimčiausia Lietuvos Kentatura, Counter-Strike 2 rinktinė iškovojo auksą ir laimėjo pirmą vietą Counter-Strike 2 Europos čempionate. Prieš Grand Theft Auto 6 išleidimą turėjom pasaulinio lygio žvaigždę, aš rodau greitį apsilankę Lietuvoje. Jeigu nesupratot, tai čia šis veikėjas. BB Smoke Cow. Lietuva šią žvaigždę pasitiko įvairiai. Vieni su bananais, kiti su arbūzais. Vienas žmogus jam pasiūlė pavalgyti jo mėsos. Bro, come here. Why the fuck do your shirt say speed, eat my meat? Why does it say that? Because I love you. You want me to eat your meat? Yes. Eat my meat. Please. Eat my meat. Aišku, buvo ir normalių. Po šios žinios, elitiniai feisbukiečiai pasitiko pozityviamis žinutėmis šią žvaigždę. Na, o dabar prie rimčiausių Lietuvos naujienų. Atsargiai, šis turinys skirtas tik stiprių nervų žiūrovams. Vaikai iki 16 metų turi gauti iš tėvų raštišką leidimą žiūrėti šį turinį. Arba duokit bazarą, kad tėvai leido žiūrėti. Baisiausi Lietuvos gangsteriai siautėja Vilniaus gatvėmis ir kelia šiurpą žmonėms. Juos įvardina kaip streamerius vandalus, kurie siaubia Vilniaus miestą ir daro įtaką jaunimui. Tu smagu realiai, jeigu tu tarkim tu man čiultum arba aš tau čiultum. Skraido bokalai, buteliai ir žinoma gangsteriški grasinimai visiems, kas bando su jais susidoroti. Trečia lentyna prisiekiu, Mark my words, ant streamo už viską atsakys. Tu viseniai už viską atsakysi pitukas įbanas. Trečia lentyna nupistas bus. Tipo, iškart sakau, manau, kad bus verta Zajavo, tipo, ir jau gal apykoje dės, tipo, po tų visų nesąmonių, bet manau, gal bus verta. Ar tai naujas oficialus gangas, kurio turėtų bijoti visa Lietuva? O gal tai viskas dėl peržiūrų? Ar atsiras herojus, kuris sustabdys 23 skrydį? Bei 99 lygio mafijos bosą rajono kunigą, gal laikas kviesti Mamutą, kad išgelbėtų trečią lentyną, bei Malinauską nuo šių pavojingiausių Lietuvos gangsterių. Su jumis buvo rajono naujienų vedėjas, davai žiūrėkit savęs. Palaukit, man skambina. Alio? Tu viseniai už viską atsakysi pitukas įbanas. Tai, vėlgi surasti suką, o dabar rašyk Zajavos pitukas įbanas.